Labas bičiuliai. Po darbų skubu pas Kęstutį, mūsų gerą bičiulį Kęstutį, kuris dažė Manto motociklą, kurį buvom pasikvietę į podcastą. Aišku, visas šitas laidas ir podcastus galite rasti mūsų YouTube kanale. Tikrai nepamirškit prenumeruoti. Mums prenumeratoriai yra labai svarbu, kad pasiektume kuo didesnį auditoriją, ypač tų benzingalvių motobrolių ir sesių. Tai varau pas Kęstutį, nes prasidėjo šaltasis metų sezonas, kai lendam visus į garažus ir tuo pačiu pratęsti noriu savo projektą. Tai yra, noriu savo Road-Kingą persidažyti, noriu daryti aerografiją ir noriu viską padaryti pats savo rankomis. Tai šitoje vietoje aš neapsieisiu be profesionalų pagalbos. Tai lėkiu pas Kęstutį, kur turėsime pirmą pamoką apie aerografiją. Kęstutis atsakys man į klausimus, pamokins, parodys tipsus, dirbsim su realiu projektu. Kiek supratau, tai yra atkurti reikia detalę originalų dažymą, su 2 ar 3 spalvom, užrašais ir taip toliau. Tai bus įdomu. Tai likite, žiūrėkite ir varau pas Kęstutį. Kaip čia jau special dareisi dažus? Čia yra paprastas juodas bazė. Tiesiog tokiem visokiem, žinai, paprastas juodas. Jet black. Nu, visiškai juodas. Tai tipo nori atkurti šitą grinai, ne? Tai šita gera, šitai darysi kažkas? Šita jinai, kadangi čia nuo diržo yra šitoj vietoj matosi ant blizgi. Čia yra tokie pažeidimai nuo diržo, žinai, grinai transportavimo. Kol jisai perplaukia, tai sušveisiu ir perlakusiu. Tiesiog, nes dažai yra nepažeisti niekas, tai man tiesiog perlakuoju, jeigu matau, kad dar yra kažkokių tais nelygumų, galiu peršviesti dar perlakuoti. Toksai darbas laukia. Tai šitą pusę, o šitą reikia atkurti. Tai tai. Čia yra blizgis, ne? Jo. Tai tau reikės irgi pataikyti kažkaip blizgutį? Ne, blizgis yra jau sumaišytas. Jau yra paruošta, ne? Jo, aš čia viską nuvežęs, viskas yra padaryta. Nežinau, kiek jie čia pataikė. Bet jie taikė pagal pavyzdį, ne? Jo, pagal būtent šitą detalę jie turėjo. Aš jeigu ką, tai jau filmuoju. Tai gerai. Tai hebrai pasakyti, aš jau minėjau, kad mes šiandien pas Kęstutį atvarėm ir pažiūrėsim, pasimokinsim dalykų. Kaip ir mato, turi 2 detalės nuo Indiano, 1 detalė kaip ir sveika, Kęstutis kaip ir minėjo, perlakos ją dėl transportavimo pažeidimų lengvų, o kitą detalę iš esmės reikia atkurti. O dabar gerai, Kęstuti, čia plasmasė, ne? Tai, o kas čia buvo? Čia buvo iki dažo nuimta ar buvo jau lietuota? Čia buvo iki... Čia jinai nelietuota, bet yra nubrozdinta iki plasmasės buvo. Tai čia kas daryta, tai nuvalyti dažai šitam plote. Stengtasi, aišku, kuo daugiau išsaugot originalių dažų, kur juos palikti. Gal mes ant jų ir lipsim, bet jie mums labai duoda gerą gairę žinot, kur klijuotis. Tai nereikia paskui mažiau matavimų. O čia buvo nubrozdinta, pašpakliuota ir gruntuota ir paruošta iki galo, kad tas pats dažymo. Paruošimas dažymui, tai aš turiu nusivalyti rankas su nuriebintoju, kad... O kokį nuriebintoją čia naudoja? Čia yra... Šiaip... Aš turiu pirkęs, tai flakonas yra tas toks, žinai. Negaliu pasakyti, niekad nesu matęs. Toks, ką žinau, irgi kvapas. Reikia, kad nebūtų nefrasas. Nes iš tikrųjų iš praktikos nežinau, kodėl nefraso nemėgsta dažytojai, bet sako, geriau nenaudoto. Šiaip tai bet koks silikonų rėmėjas... Silikonų ir riebalų viso, ne? Ir pradedam galvoti, žinai, kad kuo labiau matai čia palikta raidė, irgi tiesiog... Majakui, kaip sakant. Jinai paskui mes greičiausiai ją ir uždengsim, bet jau šito stengtis reikia daikto neužpūst dažais. Jo. Paimsim kamerą, kad daugiau parodytume. Jo. Kaip čia viskas vyksta. Dabar labai kruopštaus darbo čia įdėti nereikia. Tiesiog uždengiam, apart uždengti šito plotų tą liniją.
O kaip vat, yra, paprasčiau yra tokį vat, atkūrinėti, ar sukurti naują dizainą? Kaip kada žiūrint? Kaip kada? Šiuo atveju tai nėra labai sudėtingas darbas. Vienintelė čia tokia nepatogi gal vieta, kad čia yra baltos spalvos, o gruntas nėra baltas. Tai baltas spalvas sunkiau dengia. Tai tiesiog reikia kantriai užpūsti sluoksnelį ploną, pradžiovinti, vėl pabiškinti. Jo, neperskubėta, ne? Jo, neperskubėta, nes spalva balta dengia gan blogai. Nu va. Dabar apsidengiau, atlenkiau, kad nebūtų labai aštri, jeigu čia papuls dažų, kad nebūtų tiesiog aštri linija, nes po to jinai gali jaustis darbo eigoj. Ar yra skirtumas dažai aerografui ar dažai, sakykime, bazai? Dažai polivizatoriui turiu menį. Nu jo. Ne, tas pats dažas. Tas pats dažas, tik tais aerografijai mes negalim naudoti šiuolaikiniam technologijom pritaikytų būtent automobilinių dažų, kurie yra skirti vandens pagrindu. Tai aerografų jie jau tokiem darbam yra per riebus, tokie netinka. Pasibandau, kaip pučia. Pučia gerai. Servetėlė skirta dulkė. Prieš pat dažymą truputį pasivalau. Tai tu dabar juodų apsipešiu juodos spalvos kontūrą. O pučia dar per smarkiai mums. Dar primažinsiu. Ir tu viską palei garsą? Jauti palei. Va čia pučia man per smarkiai. Kažkodėl tai. Reikia dar truputį numesti. Nes tas dar per smarkiai pučia. Matai kaip. Kiek reikia laiko metų būti išdažius, kad jau palei garsą? Žinok čia. Tiesiog lengviau nusipirkt šitą manometrą. Normalų, ne? Ir pagal manometrą ten gali statyti. Čia turim manometrą ant kompresoriaus, bet jis nėra labai tikslus. Ir ką dabar matau, kad spalva yra truputį gal per daug blizgučio joje. Nepataikytas, ne? Galimai per daug. Kadangi čia ant viršaus buvo pažeidimų, už tai dengiu aerografu pašpakliuotą vietą ten tokią. Bet šiaip, kad suvienodint tą spalvą, kad sakau, šita turi per daug blizgučio, iš akies aš taip pasakiau, nes man taip atrodo. Tai mums tiesiog reikia dulkiam nubarstyti į tolį, kas vadinama perėjimu. Nes man tai viskas naujiena, žinai, tai... Tai klaus, kas įdomu, aš tau pasakysiu, ką žinau, ko nežinau. Man atrodo, tave šiandien priklausinėsiu, dar prisiklausysiu ir paskui, kai ateis laikas į Kęstutį, reikia konstatuoti. Tu šiandien gausi labai daug informacijos, po ko tau pasidarys dar neaiškiau viskas. Tai va, dėl ko aš neišjungiu kameros, jeigu ką. Gerai, dabar dažus užspaudžiu. Kad paskui tavęs neklausinėt. Dabar, žinai, ką pasidarom biškį duris, nes čia su fenu, kadangi nėra dideli sluoksniai, ne polivizatorius, tai, o tik aerografas, tai jisai čia tą bazę mums momentaliai ją bus galima jau čiupinėti. Jau praktiškai tie ploniausi sluoksniai jau pradžiūvė, ne? Jau čia labai greitai. O dabar gerai, dar toks klausimas, galbūt daugiau apie bazinę, ne, dažymą. Sakykime, motociklo detalės iš esmės jos nėra didelės. Ir vat, apie sąlygas patalpų, ne, pas tave čia nėra nei oro padavimo, nei ištraukimo, tiesiog yra šilta. Taip. Tai ar galima tokiom sąlygom nudažyti motociklo detalės, ta prasme, bazę užpūsti? Aš tikiu, kad geriau kameroj, kad tu pripratęs kameroj. Čia šitoj patalpoje aš didelių tokių dažymų nedarau. Ir dažnai tokius, ką mes čia matom, dažnai tokius juodus, jeigu čia nebūtų nieko, tiesiog tai aš nusidažyčiau darbe, specialiuoju kameroj,
užsilakuočiau viską, sušveiščiau ir dažyčiau jau ant paruošto lako. Supratau. Jo, bet kadangi mes norėjom procesą nufilmuoti... Bet yra kas propaguoja tą dažymą? Tai yra, paskui ilgai poliruoja tuos darbus. Čia turbūt mano lemtis, jeigu aš tu galvosiu. Jo, poliravimo tai labai daug garaže. Nu, čia priklauso kiekvienas, ko nori pasiekti, žinai. Ten Vienas patioko nežino, kas yra patiokas, kitas iki tobulumo. Vienas tą patioką nenaikina, neperdažo, atiduoda. Tais metais tokie gal jie. Jo, dar aš čia padažysiu, nes man atrodo, čia šitoj vietoj nedadengiau. Kameroj jų 100 kartų mažiau dulkių. Jeigu man ant tokios detalės užkrenta kelios tenai šiukšlytės, nu būna, ko nebūna. Nestebuklas, toj kameroj irgi ten. Tai jas tiesiog supoliruoji. Bet jeigu garažą dažai, tai neužtenka to, kad tau iš aplinkos labai daug šiukšlių prikrenta. Tai dar ir, kaip tu gerai neišsivedini garažo, tai dar tas lakas, kuris būna ore, jis jau ant tavo apstingusio lako dar nusėda. Įgaunasi, kad jis ateini ryte ir jisai neblizga. Jo, toksai rūkas užsideda. Jo. Ir nėra to spindėjimo, nėra nutraukimo. Tai ką tada, brolau, poliravimas? Poliravimas, tai va tokias detalės. Dažęs ir aš garažę ir viską, ir poliruoju ilgai laimingai, bet ir su tais poliravimais dažnai būdavo dažnai ir nelaimių. Pavyzdžiui, ta mašinėlė pakankamai nepatogi, jinai didelė. Ir tu kur nors čia kampe, kur nors poliruoji, ją pagauna, jie buvo ir iš rankų išspjovę, ko tik nėra buvę. Tai va, bet kadangi technologijos eina į priekį, tai jau dabar jau turim galimybę dažyti kameroj. Dabar šitą apsaugojom plotą, kiek galėjom. Jis negavo visai dažų, ko mums reikėjo. Va, matai, atrodo nieko negavo, bet vat iki izoliacijos vat pilka. Matai? Čia va, ir tas labai matosi. Tai va vėl nusivalint gerai. Dabar dengsiu atvirkščiai, dabar dengsiu jau juodą plotą. Čia turiu pavyzdį. Dabar turi uždengti, izoliuoti juodą plotą, ne? Juodą plotą izoliuoti. Opa. Labai reikalingas geras apšvietimas. Kad matytum iš visų pusių, ne? Kad juostelę matytum grinai šitą ribą, kur ją reikia klijuoti. Nes dažniausiai atrodo viskas, kaip ir atrodo viskas matosi. Bet kai reikia konkrečiai užklijuoti ir nesimato. Aš žiūriu, kiek nuo kanto, aišku, kadangi kantas apvalokas, čia gali būti paklaida ten 0,5 milimetro ar ten dar mažiau, žinai. Bet aš, pavyzdžiui, galiu va šitą plotą matuoti. Va, iki va, ir išsimatuoju, va. Ir matau, kad nueita yra per daug. Reikia arčiau kantų klijuoti. Dėl skirtingų pusių, tai sakau, kad niekas vienu metu jų nematys ir tas 0,5 milimetro paklaidos... Nu, vat, aš apie tai galvojau būtent apie baką, kai dariausi testinį savo tą baką. Ir labai jau stengiausi milimetrais išgaudyti vieną pusę ir kitą. Tai labai gerai, nu tai teisingai, bet suprantate... Nu tai tobulumas, bet paskui pradėjai galvoti, neįmanoma pamatyti abiejų pusių vienu metu. Aišku, jeigu tu nuvažiuosi ten centimetrą, tai kas akilesnis jau tu matysi, žinai, kad ten... Reikia, kaip sako, nu čia yra rankų darbas. Visas šitas yra rankų darbas ir nereikia... Kaip sakyt, nu, gali būti paklaida. Nedidelė proto ribose, niekas čia mums nieko dėl to nepasakys. Va, dabar apatinį, pavyzdžiui. Irgi kantas labai apvalus, bet vis tiek daugmaž pasimatuojam. Pasimatuojam nuo šito kanto. Kadangi tai yra skriestuvas, galiu netgi užsidėti taškelį ant bazės. Geras čia su skriestuvu, tai čia geras tipsas. Ja. Labai geras. Ir sugrįžtu. Nes realiai, tu pavyzdžiui baką, kai darai, bent jau kiek to tutorialų irgi žiūrėjau, tai vis tiek
baką tu atsižymi vat, su ta juostele centrą pasiemi ašinę liniją. Taip. Ir realiai tu nuo tos ašinės linijos su tokiu vat, kaip skriestuvu gali labai tiksliai vat, atsidėti sekančias juostas. Nu, ta prasme, jeigu darai daugiau tų juostų. Teisingai. Dar yra kitokių ten metodų, žinai, daro, specialiai apsiklijuoja baką, kad ir va tokią, bet aš taip, nežaidžiu. Tiesiog apsiklijuoji viską, apsipaišai, nusilupi, gaunasi tau jau kažkokia tai gairė, žinai, bet vėlgi, verti į kitą pusę, bla 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 bla. Yra dar kitų metodų, kurių nenorėčiau sakyti, nes autorius šitos technologijos, nenorėjo, kad išeitų į viešumą, jisai su manim pasidalino, aišku, aš to metodo nenaudoju, nes retai tokius darbus dirbu, nesileidžiu, į tiek, žinai, dariau kaip yra greičiau, tai, bet yra dar vienas metodas, kaip užpatentuotas. Iš pagarbos tam žmogui, žinai, nenorėčiau viešai sakyti, nes buvo apie tai kalbėta, kad jeigu... O motociklistų, baikerių pasaulyje pagarba yra vienas iš esminių vertybių ir kaip matau, tai jos laikai. Tenka. Rankų. Taip, va, apsiklijuoju popierių. Šitas apsiklijavimas irgi turi būti labai labai gerai užsiklijuota. Nepraleis niekur ir vis tiek tas rūkas iš aerografo, jisai po popierių mėgsta patekti. Atrodo visur. Palik tarpelį, ne? Jo, net tarpelį, net užtenka kokią raukšlę palieki. Ir žiūrėk, jau jeigu toj vietoj ten daugiau paputėjai, jau iš karto tenai patenka rūka. Tai dabar tu... Aš bandysiu vėl, kiek išeina. Dabar slepi šitą. Jo. Tepam, ta prasme, juodą spalvą pusę, ne? Baltą pusių. Baltą tai yra. Baltą. Gerai, tada kitas klausimas. Užrašas. Užrašas lengviausia dalis. Žinai šriftą? Maloniausia. Turiu. Turi šriftą pasidaręs lipduką? Turiu trafaretą specialų pasidaręs. Jo, jau čia užsakyta nuo seniau buvo. Turiu žmonės, kurie labai... Turi su kuo bendradarbiauju, greičiausiai bus reklameriai, kurie gamina tau lipdukus. Gal ne reklameriai, bet kurie gamina motociklam lipdukus specialiai. Tai aš sukirtęs rankom ir man pagamina trafaretus iš specialios plėvelės, kuri neprikimba labai smarkiai. Tai ateisim iki šito. Dabar duodu pagalvot. Pailsėt. Turi pradžiūt, kad blizgesys biški dingto, ne? Jo. Nes kuo didesnis, kuo daugiau dedi, tuo ilgiau džiūsta ir tuo labiau kaupiasi kraštuose tas dagas. Ir kai mes jį nulupsim, jisai gali būti nutrupėjęs, nebus gražios aštrios linijos. Vėl pasivalau, kažkas prilipo. Plaukelis nuvaliau. Tai va, teisingiausia būtų, tai dar reikia dėti. Čia aš manau, kad jie biški tuos dažus patamsino, jie gal nėra tokie šviesus, kaip turėtų būti. Bet jau. O teisingiausia būtų, tai dabar, kaip ir sakiau, vat, ten daryta, būtų nulupt ir klijuot šalia per mikroną ten, žinai, šalia juostelę. Žiūrėsim, ar mes tai darysim, žinai, galutiniam variante mums tai kažkokios tai labai daug nereiškia, tiesiog gal gražiau akiai, kol dirbi, žinai, taip. Ir dabar turbūt užbarstysim, gal jau ir užteks. Ir tikriausiai, kuo sudėtingesnė aerografija, kuo daugiau linijų, detalių, spalvų, tuo daugiau, aišku, kruopštumo reikalauja ir to taisymo daugiau, nes, ir lakavimo daugiau tenai. Ten per kelis kartus turi lakuoti. Lakavimas tai čia, kad
kaip ir su Mantovo motociklu, sakiau, arba vieną, arba 2 kartus lakuosim. Nu, nulakavom per vieną, visai ten, nes ten darė Renaldas. Jisai, kaip sakiau, su tais sluoksniais jau yra gerai susipažinęs ir jie ten matosi, bet jie ten labai mandagus yra. Vai, krenta. Buvom apklijavę. Va dabar pasirodys visas grožis. Lupu grinai priešinga kryptim. Niekad nelupu šitaip, žinai. Tada nupjauna dažo kraštą, jeigu jisai kažkiek tai. O dabar matai, jas truputį trupa kraštas. Bet tu pamatysi tokį dalyką. Paimam vėl tą patį antistatiką. Taip. Ir paprasčiausiai jis turėtų nutrupėti. Va, matai? Perteklius. Nutrupa tas sluoksnelis, kuris buvo užlipęs ant juostelės. Ir jo neturėtų praktiškai niekur čionai likti. Nu va, aš čia viską nuvaliau, dabar, matai, linija pilnai yra aštri. Čia dar biškai Jo, čia yra tas, ką sakiau, mes pabalinam. Su tuo nuvalysim. Čia kadangi per bazę geriau neit, matai, juoduoja. Tai geriau labai švelniai ir palikti. Okay. Palik dulkes nuo jo. Vėlgi klijuojasi gairę nauja. Dabar vat, praktinė šita pamoka, tai yra labai geras bus tau pagrindas atsispyrimui. Nes, nu čia mes labai daug veiksmų atliekam ir viskas vyksta labai greitai. Kadangi nedaug detalių. Nedaug detalių turim, tik tai vieną šiuo atveju. Čia kraštelį nuiminėjai dar? Jo, galima biškį su peiliuku jį nuimti, nes jisai jau yra per didelis. Aišku, tai irgi labai reikia daryti švelniai ir atsargiai. Ir tu palikai juodą per mikroną, ne? Nu, praktiškai ant ribos klijuoju, kad neliptam, tik kad neužliptam balto, žinai. Šiandien pjaunu. O kaip yra, pavyzdžiui, gerai, tu dabar uždėsiu kitą. tą vyšnę purkši ant nupurkštojo, ne? Ant nesušveisto paviršiaus. Čia okei yra? Okei. Okei, kadangi tai yra bazė ant bazės. Nu, šita bazė purškėsi ant jau išdžiūvusios bazės. Tai gaunasi, kad viršutinė bazė mum atskiedžia apatinę bazę. Supranti? Tu purški šviežią dažą, ant realiai šitas dažas jau saigi skiediklio bijo. Tai tas bazės, raudonos bazės skiediklis atskiedžia baltos bazės skiediklį ir jie tarpusavį susiriša. Tai galėtų negalioti, jeigu, pavyzdžiui, mum visas dažymas truktų kitą dieną, pavyzdžiui, jeigu mes pratęstume dažymą, tai teoriškai reikėtų kokiu gal binderiu, žinai, binderis yra tas pačio dažo pagrindas. Tai su juo prabarstyti truputį atgaivintą dažą, bet, nu, to praktiškai nemanau, kad kas daro. Ir niekas ten... Jo, čia nėra labai dideli sluoksniai, vat, kas, pavyzdžiui, su pulverizatorium, tai užsideda velniškai didelis sluoksnis. Palyginti su šitu, tai yra daug kartų didesnis sluoksnis. O čia, kadangi sluoksniai mažiukai, tai paskui užpūstas lakas, jisai pasiekia visus sluoksnius, atskiedžia ir prilimpa prie bazės. Tai, kad nuo aerografijos kažkas nusiluptų ten lakas, tai nėra buvę taip. Čia irgi, kaip sugalvoji, žinai, taip, kaip sugalvoji, taip darai. Čia tų variantų, jokių taisyklių niekas nėra parašęs ir užpatentavęs, kad reikia taip daryti, žinai. Jokio reglamento nėra, kad būtent taip reikia daryti. Tai aš sugalvojau taip daryti, aš darau taip, žinai, kas nori kitaip daryti. Vis tiek svarbiausia yra rezultatas ir kaip tai atrodys.
Tai va, dabar turiu aš apsiklijuoti baltą. Vat, baltą foną. Palikti, kaip čia pasakyti, palikti baltą plotą. Vadinasi, šį turiu apklijuoti, nes pusim raudoną. Šito jau dengti nereikia. Tiesiog padarysim perėjimą į tą pusę. Perėjimą į tą pusę nubarstam. Tą pusę. Dabar vėl greičiausiai tau reikės skriestuvo. Jo, reikės skriestuvo, pasimatuos plotį. Labai dažnai būna, kad... Vat norėjau sakyti, kad juostelės plotis atitinka. Todėl reikia turėti visokių pločių juostelių. Jo, ir dabar aš žiūriu, bet aš nematau, ar tinka ar ne. 6 mm. Šita juostelė yra, jeigu aš pridedu. Nu ir žinau, kad gerai. Va, sakau, standartas jis vis tiek galioja kažkur tai, žinai. Kad ir gamykloj dažė, tai kažkas... Nu, nebūtinai, kad ten tą pačią juostelę naudoju, bet čia sunku pasakyti, kaip jie daro tuos dalykus. Bet... Aš Harlio mačiau, kur dabar užkrito tą firmą, kur Harlem dažo, tai naudoja tas pačias juosteles. Ja, dabar žiūrėk, niuansas toks, kadangi mes tą juostelę tik tai plotį turim, bet mums realiai reikia apklijuoti baltą plotą. Tai aš taip, tu dėsi šitą jo, kaip tarpą ir šalia klijuosi dar vieną. Labai teisingai kalbi. Jo, ir aš vat klijuoju visai šalia. Čia tau grinai šita juostelė yra skirta išlaikyti vienodą tarpą nuo kraštinės. Ir labai patogus įrankis yra. Nes kitaip, tai tu tada turėtum naudoti skriestuvą ir labai... brėžtis ten, matuotis jo ir... Taupai savo laiką. Šiuo metu net neturiu. Nežinau, man bus gaila visiems parodyti visus tipsus, ką mes čia prifilmuosim. Čia, žinok, yra iš praktikos, viskas ateina, niekas to duonas netims. Mačiau, net man atrodo Tailande, kad baka apsiklijuoja su tavo popierium visą. Ten nusipaišo su pieštuku visus ornamentus, tada su peiliuku išsipjausto juos ir užpučia. Jo, bet tas popieriaus pjaustymas gal... Jisai, nu, kaip sakyti, tas popierius... Dažai pjauni vis tiek kažkiek, ne? Kažkiek gali dažai pjaut, kažkiek tai tas popierius nedasipjauna kažkur tai, bet viskas yra iš praktikos. Nes netgi jeigu šito darbo kurį laiką apleidė, jau yra sunku prie jo sugrįžti, o jeigu nieko nedaręs, formą turi turėti, ne? Bandyk tu ten daryk. Daryt, gal kažkas ir gausies, o ten, kad žinai, ten parodo, kad uždėjai trafaretą, nuputėjai viskas. Nu tai ne viskas. Tai yra, trafaretas tik tai yra maža dalelė pagalbinė. Tai ir trafaretą reikia mokėti nupūsti, jeigu kalsi riebiai. Vienas toksai žmogus, aš kada darau ant javos juosteles, dabar čia tų labai populiarų restauruoti motociklus. Ir ant javos dariau juostelės, auksinės ten eina. Irgi jos ten gamykloj buvo, aišku, teptukais darytos, bet aš darau juostelėm. Žmogui tinka, daro, netinka, veža, kas teptukais daro, žinai, čia neįtiksi kiekvienam. Nedarau teptukais. Ir vienas žmogus mane bandė išjuokti čia kažkokioj tai grupiai, sako, kas čia per nesąmonė, žinai. Ir aš galvoju, žinai, nu kaip nesąmonė. Ir dėl ko būtent išjuokė? O jis išjuokė, nes jis galvojo, kad jisai, žinai, baisiai gudrus. Sako, juostelės netaip daromos, jeigu čia nori, aš tau papasakosiu, žinai. Ir jis man papasakojo, kaip tipo daryti jas. Tai jisai tiesiog vat užsipučia pačią detalę auksiniu, tai nėra jokia naujiena. Auksiniu užklijuoja va šitaip juostelę. Tada su poliarizatorium užpučia riebų sluoksnį tos bordo bazės. Padengia, uždengia. Tipo javos spalva, žinai, jo. Ir tada išlupa. Nu tai man nereikia pasakot, kad tai yra kokybiška, nes tai nėra kokybiška. Nes tu, kai lupi tos didelius sluoksnius, jie siaubingai ten atrodo, žinai. Tai jeigu tu ten savo garažą darai, viskas gerai, bet aš, pavyzdžiui, taip, nu, tokių dalykų neužskaitau.
Ir aš jau daręs visko per šitiek metų, man tekia visai bandyti daryti. Bet visada atsiranda tų gudresnių. Jo, ir taip viešai bando išjuokti, žinai. Tai va, jeigu mūsų šitą, kaip sakant, video žiūrės kiti kažkokie tai meistrai ir jums kažkas atrodys juokingo, tai galit savo juoktis. Mūsų technologija ir darbas yra toks, koks jis yra. Ir čia, žinai, kiekvienas galvoja, kad tikriausiai daro geriausiai. Po truputėlį ant stalo darosi bardakėlis po truputį. Tai gerai, čia yra kūrybinis chaosas. Jo, chaosas, bet po biškį paskui pradedi įrankių neberas ant savo stalo, žinai. Tai realiai pats dažymas, dažo, purškimas vos nėra mažiausia dalis darbo. Taip, viskas yra. Uždengti kokybiškas uždengimas. Yra juostelė, viskas gerai. Čia ruošiesi ir... Jo, visus tarpus gerai prispausti ir pamatysi vis tiek, garantuoju, kažkur tai bus įlindę. Labai to nenorėčiau, bet kažkur vis tiek gali įlysti. Čia prisideda prie projekto. Dažo, labai gerai. Matai, va, ant balto nenori dengti, bet mes padengsim, žinai, čia. Per kelis kartus. Kantriai. Va, dabar kitą ranką feną. Va, dabar lupu ir bijau. Kaip ir nebijau, bet... Loterija šiokia tokia, kad viskas gražiai. Procentas kažkoks visada yra, kad kažkas gali atšokti. Ir mums tas visai nepakeliui. Tada reikėtų jau praktiškai... Jeigu mums čia nusiluptų gabalas bazės, tai čia tektų šveist, vėl gruntuot. Šiandien jau mes nepabaigtume reikalų. O, dabar nulupsiu mūsų 3 mm juostelę. Opa. Va, nulupau. Šitoj vietoj. Gražiai? Gražiai, bet šitoj vietoj gražiau. Yra čia truputį tas raudonas dažas duoda apie save žinoti. Tai ką, įdomiausia dalis. Tokia jau saldainė, žinai, ant torto vyšnia. Tu dabar turi išsipjauti tą jau. Aš dabar išsipjaunu trafaretą. Vienas labai negeras dalykas, kad Indian užrašas eina nelygiai grečiai su juostom. Dažniausiai eina kažkokia ta juosta ir lygiai grečiai užrašas. O čia eina žemyn. O čia jau mes turėsim kažką tai galvoti ir gaudyti. Tai tada, ko gero, teks pagal tą majaką vieną pusę statyti, o kitą pusę gaudysim kažkaip tai iš akies. Plius, koks geras yra dalykas tame, kad užrašas nėra į kitą pusę, jis abiejose pusėse yra į vieną pusę. Tai simetriškai... Tai eina pagauti simetriškai, supratau. Nieks nematys, kur yra simetrija, net mes nematysim, kur yra simetrija, nes Indianas čia yra, žodžio priekis yra priekyje, o čia žodžio priekis yra gale. Bet tau reikia ne pačių raidžių, o... Kontūrų. Taip. Fono. Šiuo atveju taip. Jeigu norėtum kažkokį užrašui ten šešėlį suteikti ar kažkaip, tada jau reiktų raidžių, ne? Jo, tada reiktų raidžių. Užstrigau vienoj vietoj. Va, yra trafaretas. Okay. O pavyzdžiui, pradžia žodžio yra kažkur tai... Ai, va čia geras. Jo, tai mums pradžia žodžio yra va tas mūsų majakas. Tai va, jisai atitinka mums. Aha. Va, pasidėjau labai nežymų majakėlį. Ir dabar... Ir priekis
priekis mes matuosim prieš paskutinę raidę, nes šita jau yra žemiau. Bent jau taip turėtų būti. Va. Pasimatuoju. Va. Ir čia maždaug yra va, iš akies pasižiūrim kokie 3 cm. Ir čia 3 cm nuo krašto turėtų būti. Čia pasidedu tokį, kad vos matosi. Kadangi sfera yra lenkta, pats paviršius yra sfera lenkta, va neiš, tai truputį gali būti kažkur tai lipduko garbana gautis. Labai nedaug čia aišku lenkta, bet svarbu, kad mums pati raidė negautų raukšlės. Nes čia visur tai apsiraukšlėja, nes lipdukas nesilenkia pagal sferą, žinai. Va, aš dabar užklijavau. Nuplėšiu transporterį. Jo, už tai sakau, reikėjo nelupom išorės, kad paskui nereikėtų per naują klijuoti. Kad nei vyšnė, nei balta, kad negautų juodos. Opa. Finalinis nuplėšimas viso to margučio. Jo, kad tik neatsiluptų. Nu, atsilup neturi, iš tikrųjų, nes... Nulupė ir žiūri, kad špaklius. Jeigu tai yra pigus dažai, gali luptis. Jeigu ne pigus dažai, tai... Man, senas. Aš jau žinau, kur anam bakė savo darydavo klaidą. Aš paimdavau ir jau taip jau... Riebė, ne? Iškart kaip su markerio, žinai, noriu. Tai vat to nereikėtų daryti. Nu, aš manau, kad jau yra gerai. Daug mes nedengsim. Aš manau, kad yra gerai. Lupo pirmiausia nusilupam paskutinius sluoksnius, ką užklijavom. Lupam, kaip sakiau, labai atsargiai. Kontūras juodo labai aštrus, labai stiprus kontrastas, tas yra gerai. Reiškia, kad dažų sluoksnio užtenka. Opa, aerografas nukrito. O yra, pavyzdžiui, laikas... Per kiek geriausiai nuplėšti va juostelę, kad jos neperlaikytų užklijuotos. Nu, nakčiai, nepalikt nakčiai. Nepalikt nakčiai. Jo, nes tada didėja tikimybė, kad kai nuplėšinėsi, jau kažką pasimsi kartu, ne? Ne tokia tikimybė, o tikimybė, kad paliks jinai klijus. Jinai palieka klijus ir juos paskui reikia nuvalyti. Nuvalyti jos nėra taip sunku, bet sunku juos matyti. Nes kai atrodo jau viską nuvalėjai, jau kai viską atrodo nuvalęs, kai užlakuoji, dar pasimato, ko nenuvalėjai. Šitą kol kas metu į kampą. Matai, čia yra, matosi prilindę baltų dulkių. Kaip ir sakiau, balto dažo. Čia va kraščiukas, matau irgi truputį raudono. Kaip ir sakėjai, va toj vietoj galima pataisyti reikės. Nulupu šitą. Nulupu šitą. Nu ir ką? Finalas. Finalas. Stoja tyla. Ten buvo chirurgas, čia juvelyras. Negaliu kalbėti. Negali Kęstutis kalbėti. Nes kalba gali daug kainuoti. Laiko. Nu ką? Gavosi kažkas?
Būtų, jeigu mes dėtume drąsiai sluoksnius vieną ant kito ir Bet dabar Kęstutį, pavyzdžiui, nėra prie ko prisikabinti. Nu, tai ačiū Dievui. Nice, viskas, ta prasme, va. Dar nusilakuos, atsiras dar gylio to, tai dabar skaityk, čia viskas yra to. Galėsim šitą nufilmuoti ar nufotografuoti tą jau galutinį patį. Tai nufotkinsi, gal atsiųsi nuotrauką? Gal atsiųsiu nuotrauką. Tai va, tai ką, šiandien baigiam tada savo darbus, ne? Tai taip. Šiandien nėra daugiau ką veikti. Ačiū tau už pamoką. Tikrai daug dalykų pamačiau, kurie palengvins man gyvenimą ateityje. Daug tipsų tokių. Neskubėti, kantriai viską iškentėti. Dar galiu pasakyti, ką darysim kitą pamoką. Nu. Kitą pamoką tu darysi, aš žiūrėsiu. Ai, tai čia buvo, nėra čia dar ko džiaugtis. Jo, čia dabar buvo lengviausia dalis. Gerai, Kęstuti, tai ačiū tau. Na ką, bičiuliai, benzingalviai, motogerbėjai. Pas Kęstutį užtrukom kiek daugiau nei 2 valandas, tačiau padarėm darbą. Mintis po šito yra teigiamos, daug pamokų išmokau, kurių prieš tai galbūt nebuvau užsiakcentavęs. Nors žiūrėjau daug, YouTube'ės, testavausi, bandžiau realiai dažyti ir jau dabar pamačiau krūvą klaidų, kurias dariau ir kurios atrodė, kaip čia taip gali gautis. Bet radau atsakymus. Su Kęstučiu turėjom labai gerą laiką. Kaip matot, kokybė tikrai gera. Matosi, žmogus kruopščiai viską žiūri, kiekvieną detalę, kiekvieną taškelį. Tai dar lauksim iš Kęstučio jau nulakuotos detalės. Taip jinai atrodo, kad šiandien fokusas biški pabėgęs. Jo, tai lauksim iš Kęstučio galutinio rezultato. Ir sakau, išmokau daug pamokų, su nekantrumu laukiu kitos pamokos, o dabar varau namo pas šeimyną ir susitiksime kitame vloge. Tikiuosi susitiksime. Čiau.